Sveiki, ką patartumėt Juozui pirmai nakčiai? Apnuogint? Austėja ir Juozai Vilimai. Sveikinu sukūrus šeimą. Šią progą mes nusprendėme jums padaryti staigmeną. Jūsų pažįstami, giminės bei artimieji kuo nuoširdžiausiai atsakinėjo į visus klausimus susijusius su santuoka bei vedybiniu gyvenimu. Taipogi jie nepašykštėjo jums puikiausių patarimų, ką daryti vienu ar kitu klausimu. Taigi, jaunieji Vilimai, štai jums keletas patarimų, ką daryti pirmąją vestuvinę naktį. Patarimas pirmai nakčiai. Išsimiegokit, visą gytą spėsit. Patarimas pirmai nakčiai. Praėję rūtų darželį pasieksite pinavijų. Austėja, nepamiršk dovanos nuo mergaičių. Pirmos nakties patarimai, kad nebūtų taip, kad vienas jau smigęs ir nepasiruošęs. Abudu būkit iš kur pasiruošę. Ką? Žinoma, patarimas pirmai nakčiai – suguldyti, apkamšyti visus svečius ir eiti gaminti pusryčių. Taip pat gavote patarimų, ką daryti pirmąją arba antrąją vestuvių dieną. Per vestuvės pasižadu nepasidaryti gėdos, o leisti susigėsti kitiems. Pasižadu vestuvių šventės metu pasistengti, kad jaunikis nebaigtų vakaro anksčiau laiko. Tai pažadame žiūri smagiai pastūsint. Artūrai, kokį turėtum patarimą jaunavedžiam antrai vestuvių dienai? Gydytis, kuo susirgai? Antrą vestuvių dieną aš paviliosiu nuo tavęs Juozą. Yra sakoma, kad pirmieji vedybiniai gyvenimo metai yra vieni sudėtingiausių. Todėl žmonės jums davė begalę patarimų, ką daryti, kai susipykstate. Jeigu įvyktų kokie konfliktai tarpusavyje, tai manyčiau, kad geriausias gydytojas yra laikas. Taipogi nuoširdus, malonus atsiprašymas. Tada tiesiog nuleidi galvą ir sutinki su savo antrąją pusele. O jeigu rimtai, tai tiesiog reikia kalbėti, vadinčiau, išspręsti. Tiesiog pabučiuoti ir apkabinti. Pažadu, kad šitai porai iškilus kokiam nors neaiškumais, jie gali kreiptis mane per Facebooką, privačia žinute, rytą vakarą, dieną naktį ir visada bus pagelbėti. Kartais, kad laimėtumėt ginčus, reikia imtis gudrybių. Štai keletas patarimų bei pavyzdžių. Žinau gudrybę, kaip išvengti ginčų ir barnių šeimoje. Imamas švęstas vanduo, imamas šaukštas ir kilus norui ginčytis bei bartis, šaukštas vandens laikomas burnoje, pusę valandos, po to praeina noras barti. Nežinau, ar iš čia reikia kažkokių gudrybių. Gal geriau tiesiog išsiaiškinti viską, apsikabinti ir nesipykti, nes gyvenimas tampa trumpas. Ir norėčiau pasidalinti kaip ir gudrybę, patarimu, kaip laimėti ginčus. Manau, geriausias to būdas yra būti moterim, nes arba tu moteris, arba tu neteisus. Melas Gibsonas žino, ko nori moteris ir ką daryti, kai jos pyksta. Tačiau mes taipogi žinome keletą patarimų, ką daryti, kai Austėja būna supykusi. Juozai, jeigu kils problemų, užsidėkite žvakę, susėskite prie stalo ir pasikalbėkite. Jeigu sudegus žvakiai problema vis dar bus aktuali, Tada likusios arba naujas problemas išspręskit lovoj. Sėkmės. Nieko, praeis truputis laiko, jis susivoks, kad jinai buvo kalta ir jūs gražiai susitaikysit. Na, siūlyčiau pirmiausia leisti jai nusiraminti. Ką, paskambink uošviui, susėsit prabunkius ir sutvarkysit reikalus. Austėja, šie patarimai yra skirti tau. Ką daryti, kai Juozas būna supykęs? Paruošti riebią vakarienę. Tai Austėja patariu, kad ko gero galbūt supainiojo rūpinimąsi su noru valdyti. Du biškį laisvės. Sakyčiau, iškepti sausainį arba šokoladinį pyragą. Austėja,
Vyrai yra ganėtinai paprasti. Jie dažniausiai pyksta dėl 3 priežasčių. Arba jie yra alkani, arba jie yra pavargę, arba jie yra tiesiog seniai gavę. Todėl tau linkiu, kai Juozas supyks, kuo greičiau išsiaiškinti, kuri iš šių 3 priežasčių yra ir kuo greičiau ją pašalinti. Labai geras būdas - kristi ant žemės, nekvėpuoti ir laukti, pakol sutuoktinis tau atleis. Nepamiršk, kad visi turime pliusų ir minusų. Ir visada suskaičiuok savo vyro pliusus ir pamatysi, kad yra žymiai daugiau negu minusų. Ir būk kantri. Būk kantri, kai norėsi pykti, suskaičiuok iki 10. Pagalvok, o gal ir tavo kaltės lašelis yra. Gavę patarimų, ką daryti, kad nekiltų kivirčų šeimoje, dabar galite atsipalaiduoti ir žiūrėti rubriką Ilgaamžės santuokos patarimai. Ilgametę santuoką reikia išlaikyti, mylint, gerbint, kas blogai atleidžiant vienas kitam. Jau 52 metai. Ilga amžė santuoka būtų, manau, reikia abiem žiūrėti visada viena kryptim. Kitas klausimas. Laimingo vedybinio gyvenimo paslaptis. Viską daryti kartu. Sveiki. Aš norėčiau pasidalinti liaudiškų meilės receptų, kuris teikia daug žvalumo, energijos ir laimės. Reikia paimti 200 gramų šviežių jausmų, pridėti kiek galima daugiau bučinių ir sumaišyti su glamonėjimais. Tokią tešlą užvirti ant karštos ugnies ir virti tol, kol bus saldu. Vartoti dviese karštame pavydale, silpnoje šviesoje, o geriausia patamsyje. Linkiu Juozui ir Austėjai dažnai naudoti šį meilės receptą ir būti sveikiem ir žvaliem. O kasdieninės rutinos paįvairinimai gavote štai tokių pasiūlymų. Mane galima nustebinti gėlėm, o norėčiau palinkėti, kad Juozas Austėjai dovanotų labai dažnai ir jau nebestebintų. Daktariukai, jeigu dirbsit vienoje ligonėje, galit siūsti ne ligonėms gėlių, bet siūsti ligonius, kad vieni kitiems gėlių nuneštų. Pasigaunat kokį nors su ratukais ir sakot, nu va, nuvežk mano puseliai gėlių, aš tau biškelį kokią tam suleisiu geresnį. Norėčiau pasiūlyti romantišką pasimatymą Vilnelės vidury. O kodėl? Ogi todėl, kad pirmas jų susitikimas, įvykęs daugiau nei prieš 10 metų, buvo mūsų nuotraukų albume. Viename lape, bet skirtinguose puslapiuose. Ir kartu skirtinguose Vilnelės krantuose. O dabar siūlau, kad vidury Vilnelės susitiktų iš skirtingų krantų. Kaip nustebinti antrąją pušę? Suorganizuoti netikėtą kelionę ar pramogą, pavyzdžiui. Tai nuotaikingam pasimatymui siūlome nuvykti į Palangos atostogų parką. Žiauriai smagu ten. Norint pramogauti ir keliauti reikalingi pinigai. Štai ką žmonės jums siūlo daryti su šeimos biudžetu, bei kas jį turėtų prižiūrėti. Visus pinigus reikia patikėti moteriai. Vyrai juk nemoka su jais tvarkytis. Juozui reikėtų uždirbti pinigus, o Austėjai juos išleisti. Biudžetą reikėtų tvarkyti taip, kad būtų ką tvarkyti. Aš patariu, kad visi pinigai būtų pas Juozą, o Austėja visą laiką žinotų, kiek tų pinigų pas jį yra. Tiesiog tegul žmona išsitvarko. Tai kadangi moteris geriausiai tvarko pinigus, tai patariu visus pinigus iškart tiesiog pervesti Austėjai į sąskaitą. Šeimos pagausėjimas. Kada jis turėtų įvykti? Kiek vaikų jūs turėtumėt turėti? Kokius patarimus žmonės jums gali duoti vaikų auginimo klausimais? Štai prašau, pažiūrėkite atsakymus. Austėja, tu turi turėti 3 vaikučius. Vaikus reikėtų pradėti daryti jau dabar,
Užtekti kokių 2 arba 3. Na, po vestuvių tam visą laiką yra tinkamas metas. Ir kiek? 3? Visus? Visus. Manau, gandrai pas jūs atskris 3 kartus. Kiek vaikų geriausia Austėja ir Juozą turėti ir kada, tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad geriausia turėti yra neturėti vaikų. Galėsime prižiūrėti Juozo ir Austėjos būsimus vaikus 1 savaitę. Ja, tiek užteks man. Auginant vaikus patariu ant jų nepykti, nes tavo anūkai jiems atkeršys. Nežinau kaip, bet išauklėkite savo vaikus tokiais gerais žmonėmis, kaip jūs išauklėjo jūsų tėvai. Kai auginsite vaikus, viską darykite drauge. Nesupažindinkite vaikų su čipsais ir saldumynais per anksti ir turėsite vaikus su plačiom šypsena. Bet aš žinau vieną paslaptį. Nė vienas vaikas neužauga be blynų ir skanios uogienės. O uogienę mūsų šeima moka labai skaniai išvirti. Dar močiutė mane mokė, kad uogienę per vieną dieną neišvirsi. Pirmą dieną reikia užpilti cukrų ir palaukti, kol atsiras sulčių. Antrą dieną užvirinti ir palaukus, kol įsicukrėja, dar kartą užvirinti. Patikėkit, uogienė išeina labai skani. Austėja ir Juozas yra 2 nuostabios asmenybės, idealiai tinkančios viena kitai. Todėl žmonių paklausime, kokie išskirtiniai Austėjos ir Juozo bruožai juos labiausiai žavi. Geriausias Austėjos bruožas – pagarba vyresniem, meilė tėvam ir seneliam. Užsispyrimas. Kartais jis labai tinka. Pas Austėją mane stebina visuomet ramybė. Nebūna tokių kibirkščių. Jos aktyvumas. Su jie tikrai niekada nebus nuobodu. Tai mane labiausiai žavintis Austėjos bruožas yra tai, kad jinai yra labai svetinga ir visą laiką atėjusius svečius priruošia labai skanių patiekalų. Kuris Juozo būdo bruožas tave labiausiai žavi? Savitas humoro jausmas. Austėjos. Organizuotumas. Koks tas geriausias bruožas, tai turbūt, kad Juozas susirado. Manau, geriausias Juozo bruožas tai jo intelektas. Jis labai daug žino apie visus pasaulio įvykius ir su juo visada bus įdomu. Juozai, norėčiau vardinti tavo vieną gerą savybę. Tai, kad tu prieš valgydamas visą laiką pavostai maistą, nes sumažėja tikimybė apsinuodyti. Kas liečia Juozą, tai ten iš viso 6 metai nesu girdėjęs, kad Juozas ten pakeltų balsą prieš bet kokį šeimos mūsų narį. Ir stebiuosi jo irgi ramu charakteriu. Manau, irgi jis labai daug turi gerų bruožų, bet gerbė savo tėvelius. Uošvis būsimus taip pat. Neišdidus, paprastas, mylintis senus žmones. Kaip aplankė pirmą kartą, aš tiesiog ir pagalvojau, kad labai tiktų Austėjai vyrus. O man labiausiai patinkantis Juozo bruožas yra tas, kad jis gali iš bet ko nulipdyti ar pagaminti vyrišką lytinį organą. Kol vieni atsakinėjo, kiti ir palinkėjo. Austėja ir Juozai, štai prašau pažiūrėkite jums skirtus sveikinimus vestuvių proga. Mielas Juozu, esu labai laiminga, turėdama galimybę pasveikinti tave vedybų proga. O ką reiškia vesti, Juozai? Tai reiškia, kad nuo šiol tu imi savo išrinktąją už rankos ir vedi per visą gyvenimą. O aš nuoširdžiausiai linkiu, kad tas kelias, kuriuo kartu nuo šiol keliausite, būtų labai įdomus. Pilnas nuostabiausių gamtovaizdžių, vaikų žaidimų aikštelių, gilių, prasmingų jūrų ir įveikiamų Everestų. Būkite laimingi, o aš siunčiu jums švelnuką.
Linkiu jums laimės, džiaugsmo ir žinoma visų svajonių išsipildymo. Sveikas, Juozai. Tikiuosi prisimeni mane. Noriu pasveikinti su puikia švente, sukūrus naują šeimą. Tiesiog būkit laimingi. Juozai ir Austėja, sveikinimai vestuvių proga iš Bostono. Sveikinu Austėją ir Juozas atėjusiomis vestuvėmis. Ir norėčiau palinkėti mažiau kipaišiavimo ir superviercho išmetimo. Mielieji, sveikinu sukūrus naują šeimą. Linkiu daug meilės. Dar norėčiau pasidžiaugti, kad jūs sutikote vienas kitą, nepražiopsojate gausiam draugų būryje, kad labai atsakingai ruošiate santuokai, lankėte kursus, supažindinote su giminė ir artimaisiais ir sklidęs nuostabus jausmas nuo jūsų virpino ir mūsų širdis. Austėjos senelis Stasys, kuris yra Anapilėje, pasakytų, tiksliau parodytų. O močiutė Aldona pasakytų, kad viskas bus gerai. Linkiu ir aš, kad viskas būtų gerai. Tai stebuklingi žodžiai. Laimingo vedybinio gyvenimo. Ir noriu palinkėti žavus jaunime, laimės ir turto. Ir noriu pasakyti, apie turtą yra sakoma, kad turtingas ne tas, kuris daug turi, bet tas, kam mažai reikia. Taigi, sėkmės, kaupkite, taupykite, na ir didžiulės jums laimės, būnam kartu. Viso. Na ką, visi pagrindiniai klausimai jau yra aptarti, patarimų tikiuosi gavote visais gyvenimo klausimais. O pačiai pabaigai mes pasilikome keletą vaizdelių, kurie tikiuosi jūs prajuokins. Jie niekaip netilpo į pagrindinį filmuką, tačiau mes negalėjome jų neparodyti. Taip sakant, sveikinu jus ir linkiu visokios laimės ir meilės ir dar pinigų buities. Nu, pezė. Gerai, bus pezė. Mes važiuojam ir mums faina, ir mes šiaip galim pasifilmuoti. Nereikia mums kažkaip ten pasifilmuoti. Pasako, ką nors savo dukrai ir žentui būsimajam. Ką daryti? Nieko nedaryti. Artūrai, tai kokią turėtų? Pasidomėsime, ką apie vedybinį gyvenimą žino Austėjos ir Juozo Vilimų artimieji, giminės, pažįstami ir... Karočiui, bet kas. Ir vedatės ją užmerktom akim į pamėgtą vietelę. Užmerktom akim, nuo laipto. Dėl mes žmonių paklausėme, kokie šeimos pagausėjimas, kada jis turėtų įvykti. Tikrai. Ir dabar galite ramiai švęsti vestuves. Tavo vardas